Esu Viktorija Kolendo, jaunimo darbuotoja. Darbas su jaunimu iš tikrųjų mano gyvenime atsirado labai netikėtai, nes dirbau visai kitoje srityje ir ieškojau savo papildomos veiklos. Ir kai gavau pasiūlymą dirbti su jaunimu, tai jau žinojau, kas tai yra, nes turėjau praktikos, dar studijų laikais dirbau su jaunimu, žinau, apie ką yra tas darbas. Laikui bėgant aš supratau, kad tai nėra tiesiog darbas, o tai yra sritis, kurioje aš matau prasmę. Ir šiandien esu jau sertifikuota jaunimo darbuotoja ir labai džiugu, kad esu nominuota kaip metų jaunimo ambasadorė ir laimėjau tą nominaciją. Viktorija, kas šiandien gali profesionaliai dirbti su jaunimu? Ar tam reikia kažkokių tai specifinių profesionalių įgūdžių, išsilavinimo tam tikro? Nuo šių metų, kaip tik 26 metų, jau yra įteisinta profesija kaip jaunimo darbuotojas ir ją dirbti tikrai gali ne bet kas, o žmogus turintis tam tikrą išsilavinimą, tai gali būti psichologas, socialinis išsilavinimas arba pedagogas, arba sulyginamas yra jaunimo darbuotojo sertifikatas. Jaunimo darbuotojo visada smalsu paklausti, koks yra šiuolaikinis jaunimas. Ar jaunimas mažuose miesteliuose, tokiuose kaip Šalčininkai, skiriasi nuo jaunimo gyvenančio didmiesčiuose? Aš manau, kad jaunuoliai yra mūsų tikrai labai kūrybiški, atviri ir jie tikrai niekom nesiskiria nuo didmiesčio ar nuo jaunuolių, kurie gyvena kaimuose. Tai visi jaunuoliai turi skirtingus tikslus arba svajonės ir jie yra tikrai tarpusavę visi panašus. O jaunimas šiandien kokios veiklos labiausiai nori? Kažkokios pramoginės, galbūt kažkoks surištas su tobulėjimu. Kas jiems įdomiausia? Kaip jau minėjau, iš tikrųjų jaunuoliai yra labai skirtingi ir kiekvienas turi skirtingus poreikius. Tai kažkaip išskirti vieną veiklą aš nedrįsčiau, nes tai labai priklauso nuo žmogaus. Bet ką galiu pasakyti apie visus jaunuolius, tai gal yra tik poreikis jaustis reikalingas. Tai tas jausmas būti reikalingam. Tai manau, tai tikrai apvienytų visus jaunuolius. Kuri veikla su jaunimu jums pačiai yra įdomiausia? Man asmeniškai iš tikrųjų patinka visos veiklos, nes kiekviena veikla turi skirtingus tikslus ir uždavinius. Ir kas man labiausiai gal patinka, kad tas veiklas, pavyzdžiui, kažkaip derinti tarpusavėje, nes kūryba be kažkokios prasmės negyvuoja ilgai, o veikla apie pilietiškumą be kūrybiškumo ji tampa iš tikrųjų labai formali ir jaunam žmogui tada ne visada tampa įdomi. Kaip pavyksta motyvuoti jaunuolius, kurie dažnai yra pasyvūs ir nesidomintis tokiais prasmingais dalykais? Ir kaip juos pavyksta įkalbinti dalyvauti veiklose, projektuose? Visada kalbant apie pasyvų jaunuolį, aš savo užduodu klausimą, o kas slepiasi už to pasyvumo, nes tas pasyvumas gali būti apie kažkokią baimę, apie nepasitikėjimą savimi. Ir tas motyvavimas, tas įtraukimas, čia irgi labai svarbus dalykas yra apie santykį, kai tu gali paklausti jaunuolį, o kas tau yra svarbu. Ir dar svarbus momentas iš tikrųjų, kad jeigu veikla atspindi iš tikrųjų jaunimo poreikius, atspindi jo realų gyvenimą, tai jaunuolis ir pats įsitrauks. Ir kažkaip papildomai motyvuoti jo tikrai tada ir nereikia. Pati jaunimo sąvoka, iki 4 metų žmogų galima vadinti, priskirti prie jaunimo.
Jeigu taip teisiškai pagal Lietuvos įstatymus, tai jaunimas laikomas nuo 14 metų iki 29 metų, bet jeigu jūs jaučiatės jauni širdyje, tai tikrai galima irgi užskaityti. Papasakokite apie pernai įgyvendintus projektus. Praeitais metais teko įgyvendinti 3 projektus. Tai pirmas projektas buvo kūrybiškumo stovykla jaunuoliams. Tai šio projekto tikslas, šios stovyklos tikslas buvo tikrai skatinti jaunuolių kūrybiškumą ir mūsų mintis buvo, kad jaunuoliai atvažiuoja į stovyklą ir nesinaudoja telefonais. Ir labai smagu, kad jaunuoliai šitą dalyką pažiūrėjo labai kūrybiškai, netgi atvežė kai kurie papildomus fotoaparatus, tokius muilinius. Tai tikrai po tos stovyklos gavau labai gerų atsiliepimų, kad jiems patiko tas ir gyvas bendravimas, ir kai mes netgi turėjom valandą skirtą telefonams, tai jaunuoliai antiek jau atprato, kad mes tiesiog bendravom gyvai ir tas gyvas bendravimas buvo tas tikras, nežinau, gyvenimo skonis kažkoks. Tai gali jaunimas be telefonų pabūti? Gali drąsiai tikrai pabūti, kai yra santykis, kai yra ryšys, kai mes turim kažkokių bendrų pomėgių, interesų ir veiklų, tai tikrai jaunuoliai gali sėdėti ir be telefonų. Patikrinta. Antras projektas, kurį įgyvendinom praeitais metais, tai buvo Augam, judam, kuriam. Šitas projektas buvo labiau orientuotas į jaunimo erdvės veiklas ir sugrupuotas į 3 blokus. Tai pirmas blokas buvo apie stalo žaidimų turnyrus ir labiau orientuotas į komandinį darbą. Antras blokas buvo sveiko maisto gaminimas. Tai buvo tikslas ugdyti jaunų žmonių savarankiškumą ir pasirūpinti savimi būtent sveiko maisto gaminime. Ir trečias blokas tai buvo meno terapijos užsiėmimai, kur jaunuoliai gilinosi į save. Ir trečias projektas, kuris tęsiasi iki šiol, tai dirbu su projektu Jungtis. Tai šitas projektas yra jau finansuojamas iš ES lėšų ir jis yra labiau orientuotas skatinti jaunų žmonių asmeninius ir socialinius įgūdžius, grįžti arba įeiti į darbo rinką. Tai šitas projektas tikrai turi jau tokių tikslų ir rezultatų, kuriuos mes matom. Tai pavyzdžiui, jeigu jaunuolis nori įeiti į darbo rinką, tai mes padedam, pavyzdžiui, sukurti CV, pabandyti save, tokia kaip simulacija darbo pokalbio, mes padedam ieškoti to darbo, arba, pavyzdžiui, mokinys nori savanoriauti, bet negali tam skirti dabar savo laiko, nes turi, pavyzdžiui, problemų mokykloje, ten, nežinau, su matematika nesiseka. Tai šio projekto rėmuose mes galim iš tikrųjų suteikti tam mokiniui korepetitoriaus, nemokamai jam tai būtų. Ir kai jis pasieks savo tikslą, kad, pavyzdžiui, gaus geresnį pažymį iš matematikos, tai jis gali jau eiti savanoriauti ir jau tokie rezultatai tikrai yra apčiuopiami. Tai šitas projektas iki šiol gyvuoja, tai jeigu jaunuoliai žiūrės, tai tikrai gali drąsiai dar prisijungti. O kaip jūs planuojate naujas iniciatyvas, kad jos būtų įtrauklios ir prasmingos jaunimui? Prieš pradedant kažką iš tikrųjų planuoti jaunuoliams, tai aš visada užduodu savo klausimą, o ko nori būtent jaunuoliai. Nes tai, ko nori mes kaip suaugę žmonės, ne visada sutampa tai, ko nori jaunuoliai. Ir kartais užtenka tiesiog jų paklausti, ko jūs norit, bet kartais tai būna, kad jie sustingsta ir tiesiog nežino, ko jie nori. Tai tada aš einu per tokią pusę, kad netgi ne apie apklausas, o tiesiog diskusijos ar pokalbio metu mes išdiskutuojam, ko jums reikia, nes jeigu mes šnekam apie mokyklą, kad yra daug nerimo, daug streso, pergyvena dėl pažymių, tai aš jau suprantu, kad gal jiems reikia kažką tokio, kad kaip suvaldyti stresą, kaip suvaldyti
neigiamas emocijas kažkokias. Arba jaunuoliai irgi pasako, kad turi tikrai labai daug veiklų ir nieko nespėja ir nespėja pailsėti netgi. Tai tu irgi jau sėdi ir galvoji, kad čia gal reikia kažką pasikalbėti apie laiko planavimą, gal kažkas apie poilsį savo. Tai tikrai veiklos yra planuojamos taip, kad atliepti būtent jų poreikius. Ir rašant, pavyzdžiui, ten mėnesio veiklas, aš visada inicijuoju ir kad jaunuoliai prisidėtų ir jie taptų bendra autoriais tų visų veiklų, nes tada jie ir jaučiasi labiau atsakingi ir kad tai yra apie juos. Ar prisimenate situaciją, kai jaunimas atliko veiklą ar projektą ir tai ypač nustebino ir įkvėpė? Tikrai taip, esu liudininkė ne vienos tokios situacijos, kai jaunuoliai tikrai iš labai gal nedrąsių ir kuklių pasidaro aktyviais ir inicijuoja ir įgyvendina kažkokią veiklą. Ir labai džiugu visada tai matyti ir tai įkvepia, nes tu matai pokyčius iš tikrųjų, kad jaunuolis tikrai įsidrąsina. Tai tokių veiklų mes būtent iš jaunimo pusės tikrai turim daug ir džiugiu, kad jos iš vis yra pas mus. Ką jūsų manymu reiškia sukurti saugią ir įkvepiančią aplinką jaunimui? Nes vis mes kalbam apie tą saugumą, ką tai reiškia, ne? Tai pirmas dalykas iš mano pusės, aš kaip jaunimo darbuotoja, atviro jaunimo erdvėj, tai saugumas yra apie tai, kad tu būsi priimtas, nesvarbu, kaip tu atrodai, kokių tu esi pažiūrų, ar ten ir iš politinės, iš religinės, kokia tavo yra plaukų spalva, ar tu su akiniais be akinių, tu būsi priimtas, koks esi. Antras dalykas, tai turbūt mes sukuriam tokią erdvę, kur tu gali suklysti be baimės ir suprasti, kad klaida tai yra iš tikrųjų mokymosi dalis, ji yra būtina. Aš galvoju, kad jauną žmogų klaidos puošia, nes tai reiškia, kad jis kažką bando, kažką veikia. Dar kalbant apie saugumą, svarbu pabrėžti, kad saugumas tai yra apie pasitikėjimą. Pasitikėjimą būtent ir jaunimo darbuotojų, kad jūs turit santykį grįstų pasitikėjimu ir pagarba. Pagarba irgi labai svarbus aspektas, nes kai esi atviro jaunimo erdvėj, mes stengiamės iš tikrųjų pagarbiai elgtis ir pagarbiai bendrauti su kitais. O visą tai užbaigiant, saugumą irgi priduoda aiškus susitarimai. Mes turim erdvėj aiškius susitarimus, ką mes galim čia veikti, ko mes negalim veikti, kaip mes elgiamės. Ir tai irgi priduoda tokio saugumo jausmo ir supranti, kad tu gali čia laisvai atsiverti, laisvai sakyti savo mintis ir pasitikėti žmonėmis, kurie yra čia erdvėj. Šiandien daug kalbama apie jaunimo socialinę atskirtį ir negebėjimą būti aktyviais. Kaip jūsų veikla padeda mažinti būtent socialinę atskirtį ir skatinti jaunimą būti aktyviais visuomenėje? Savo darbo patirtį tą socialinę atskirtį mažinu per bendras patirtis, nes kai yra bendra veikla arba viena situacija, arba nežinau, vienas konfliktas ir mes turim jį išspręsti, tai yra susibūrę labai skirtingi jaunuoliai, tai mes jau suprantam, kad mes į šitą situaciją galim pažiūrėti iš visų pusių. Ir tas skirtingumas tiesiog jis tampa ne barjerų, o mūsų tokia stiprybė. Ir būtent per veiklas tokias, kur yra skirtingi jaunuoliai, mes ir kūrėm tą bendruomeniškumą. O ar dažnai jaunimas pats inicijuoja projektus? Tokiu atveju turbūt labai svarbu padėti jam. Taip, tikrai
jaunuoliai inicijuoja ir veiklas savo ir įgyvendina, tai tokiu momentu iš tikrųjų labai svarbu juos palaikyti ir būti šalia. O dar svarbus dalykas, kad leisti jiems suklysti ir kad klaida tai yra normalu. Ir jie tikrai tada įsidrąsina ir realizuoja ne vieną veiklą, dar daugiau. Tai tikrai jaunuoliai inicijuoja. O dar kalbant, pavyzdžiui, jeigu apie rašytinius projektus, tai kai mes ruošiam ir rašom tos projektus, tai patys jaunuoliai iš tikrųjų yra tokia papildoma motyvacija mums, nes kai tu jau žinai, ko jaunuolis nori, kokie yra jo poreikiai, tai ir kažkaip rašant projektą viskas lengviau susiderina, nes tu jau žinai, kokios yra veiklos ir tai tampa žymiai lengviau. Tai irgi ačiū jaunuoliams, kad jie yra motyvatoriai mūsų. Kaip jūs atpažįstat tokį pasyvų jaunimą, tuos, kurie lyg ir dalyvauja veikloje, bet lieka nuošalyje arba visai nedrįsta ateiti? Ir koks jūsų manymu yra pirmas žingsnis padedantis pralaužti tuos ledus ir sudominti pasyvų jauną žmogų? Kalbant apie pasyvų jaunimą, iš tikrųjų reikia žinoti, apie ką yra tas pasyvumas. Nes tas pasyvumas po savim iš tikrųjų kartais slepia tokius dalykus kaip nepasitikėjimas, gal kažkokia baimė, gal kažkokios, nežinau, irgi gali būti skaudžios patirtis. Tai čia irgi reikia suprasti, ar tas pasyvus jaunuolis tikrai yra pasyvus, bet už tą pasyvumą tikrai slepiasi labai daug kas. O kaip pralaužti tos ledus, tai iš tikrųjų pirmas ir svarbus žingsnis tai yra asmeninis ryšys. Be jokio spaudimo, tiesiog galima pasišnekėti asmeniškai su tuo jaunuoliu, kaip jis gyvena, kas yra jo pasiyra mintise. Ir be jokių ten, nežinau, publikos, be žiūrovų, tiesiog asmeninis ryšys. Sukurti jam saugią erdvę, kad jis galėtų iš to pasyvaus jaunuolio tapti labai aktyvus. Tai dar apie tą saugią erdvę. Ar pastebit, kad dažniausiai jaunuolis nori būti aktyvus, tik kartais tam pritrūksta tiesiog tos saugios aplinkos, apie kurią jūs kalbate? Taip, iš tikrųjų labai dažnai matau, kad kaip ir jaunuolis nori, bet neišdrįsta. Tai čia irgi mes sakom, kad reikia sukurti saugią erdvę. Bet ta saugi erdvė, ji nesikuria per dieną, net ne per 2. Tai iš tikrųjų labai ilgas toks darbas, tęstinis darbas. Ir savo praktikai tikrai matau tokių pavyzdžių, kai jaunuolis labai kuklus, bet po metų jis išdrįsta. Ir dar svarbu pabrėžti, kad noras būti aktyviam gali trukdyti keli irgi faktoriai. Tai irgi kažkokios baimės, nepasitikėjimas savimi arba tos irgi saugios erdvės, kurios nėra. Jau truputėlį užsiminėte, kiek svarbus yra asmeninis ryšys ir tiesiog paprastas pokalbis siekiant įtraukti pasyvų jaunimą. Iš tikrųjų, asmeninis ryšys yra labai svarbus. Man asmeniškai, jeigu aš noriu pasiekti iš veiklos kažkokį tokį maksimalų rezultatą, tai asmeninis ryšys yra labai reikalingas. Be jo iš tikrųjų neveikia. Net jeigu tu ir turėtum kažkokias superinės metodikas, veiklas, renginius, bet neturi to santykio, tai rezultatai nebus pasiekti maksimaliai. Nes jaunas žmogus, jis pirmiausiai renkasi žmogų, o tik po to veiklą kažkokią. Ar esate mačiusi tokių konkrečių pavyzdžių, kaip iš pradžių tylus ir nedrąsus jaunuolis ilgainiui tampa aktyvus, iniciatyvus, ar dažnai tai, kas dažniausiai tai nulemia? Taip, tikrai turime ir 2 tokių jaunuolių, kurie
pirmi kartai buvo tokie nedrąsūs, kurie netgi vengia kalbėti iš tikrųjų, o dabar aš matau, kad jie savanoriauja, jie išbando naujas veiklas ir netgi po to veda jaunuoliams kažkokias irgi veiklas, jie jau tampa kaip organizatoriai mūsų veiklų. Ir dažniausiai tai nulėmė iš tikrųjų toks darbas žingsnis po žingsnio. Tai mažyčiais žingsniais tu tiesiog bandai kažkaip įgauti tą pasitikėjimą savimi. Ir čia turbūt nieko stebuklingo, čia tik kažkoks pasitikėjimas savimi auga žingsnis po žingsnio. Ir tada vis tiek reikia pagalbos. Kaip padėti jaunam žmogui patikėti savimi ir išdrįsti išbandyti visiškai naujas jam iki tol nežinomas veiklas? Jaunuoliui gauti pasitikėjimą iš tikrųjų labai padeda, kai tu jam duodi atsakomybę. Ir aišku, ta atsakomybė turi būti tam tikro lygio. Pavyzdžiui, savo atviroje erdvėje tikrai suteikiu jaunuoliams atsakomybę už kažką, kur jie už tai yra atsakingi, nežinau, kaip paprastas produktų pirkimas, ne, tai jie yra atsakingi, kad mes turim kažkokią sumą, mes turim rėmus ir ką mes perkam, ko mes norim, jie nueina į parduotuvę. Svarbiausia, kad aš būčiau šalia, kad irgi leisčiau jiems suklysti ir kad klaida yra normalu. Tai kuo daugiau po truputį jie priima atsakomybės, tuo labiau jie įgauna to pasitikėjimo savimi. Bet dar svarbu pabrėžti, kad jo ta atsakomybė turi būti tam tikro lygio, nes jeigu per daug atsakomybės, tai jau bus kažkokia panika pas juos. O ką vis dėlto daryti, jeigu jaunuolis, nepaisant visų pastangų, vis tiek nenori įsitraukti? Ar svarbu gerbti net ir tokį jo pasirinkimą? Taip, visada iš tikrųjų svarbu gerbti jaunuolių pasirinkimą, nes tai yra jų pasirinkimas, tai yra jo gyvenimas, tai yra jo kelias. Ir žinot, labai dažnai būna, kad gal tiesiog dar neatėjo jo laikas, gal dar neatsiveria tai, kas turėtų pas jį atsiverti ir tam reikia laiko. Be jokio spaudimo tikrai reikia palaukti ir viskam savo laikas. Tokiam darbui reikia daug įkvėpimo. Kas jūs labiausiai įkvėpia dirbant su jaunimu? Dirbant su jaunimu iš tikrųjų mane visada įkvėpia patys jaunuoliai, bet jeigu taip dar tikslingiau, tai jų pokyčiai. Kai tu matai, kad tiek darbo idėjai ir iš to labai nedrąsaus jaunuolio užauga po metų jaunuolis, kuris jau gali kažką veikti ir organizuoti ir išeiti iš erdvės ir daryti kažką daugiau, tai mane motyvuoja iš tikrųjų pokyčiai, jaunuolių pokyčiai, kaip jie įsidrąsina ir įgauna to pasitikėjimo savimi. O kaip jūs matote savo vaidmenį jaunimo gyvenime, apibendrinant visą jūsų veiklą? Ar esate labiau pedagogė, ar mentorė, organizatorė, ar galbūt tiesiog draugė? Esu su jaunimo darbuotojas kepurė, tai aš esu ta darbuotoja, kuri tiesiog yra palydėtoja iš tikrųjų, bet ne ta, kuri pirštukų rodo, ką daryti ir nukreipia į kažkokį konkretų kelią. Aš esu ta, kuri iš tikrųjų stovi šalia ir leidžia jaunimui pačiam atrasti savo kelią, o tu tiesiog palydi, stovi šalia ir džiaugiasi už jo pasiekimus ir klaidas. Jūsų manymu, kokių savybių turi turėti geras darbuotojas jaunimo? Geras jaunimo darbuotojas, tokia gal plati, aišku, savoka, bet aš manau, kad visų pirma turi turėti tą empatiškumą, supratingumą ir gal ištvermės, kad ne viskas darosi per vieną dieną, nesukūriamas ryšys per mėnesį netgi, kartais jis gali išvis nebūti sukurtas su jaunuoliu. Tai svarbu iš tikrųjų
suprasti jaunus žmonės ir prisiminti, kad mes patys buvom paaugliai. Ir mūsų pokalbio pabaigai norėčiau paklausti, kokių patarimų turite jaunuoliams, kurie padėtų jiems siekti savo svajonių, o ne tiesiog plaukti pasroviui per gyvenimą? Kaip jau minėjau, kad įgauti to pasitikėjimą, nes jeigu tu nori kažkaip išpildyti savo svajonės, tai reikia to pasitikėjimo savimi. Tai nespauskit jaunuoliai iš savęs visko čia ir dabar, o po truputį, žingsnis po žingsnio, viskas pavyks, tik reikia laiko, reikia tam tikros erdvės, kad tai atsivertų.